Nuo ko viskas prasidėjo? Vardan ko? Ar tikrai reikia? Dabar? Milijonai klausimų ir abejonių kilo tada, prieš 2 metus. Šiandien mes čia matome jau išsiskleidusius žiedus tų minčių, dvejonių ir begalinio darbštumo, bei didžiulio noro. O dabar nuo pradžių. Viskas prasidėjo Arvydo, Rūtos ir Gytauto Čilinskų galvose. Tėčio, mamos ir sūnaus. Šeimos. Užgimė mintis, kad reikia savo Davinės namų, savo mokymo akademijos, patogaus sandėliavimo, jaukios buhalterijos, tiesiog kitaip sakant, augančiai įmoniai 20 metų. Pribrendo laikas. Kaip, kas, kodėl, dėl ko atsakys tik jie patys. Kiek bemiegių naktų, nuovargio, diskusijų, nusivylimų ir pakilimų, džiaugsmo ir kartėlio žino tik jie patys. Mūsų akims ir širdims belieka džiaugtis būnant dalimi šio iki smulkmenų išskirtinio, savo istoriją net sienomis sekančio pastato, pavadinto Davinės ferma. Taip, jūs teisingai išgirdote, būti dalimi, nes visi esantys šiandien čia, Davinės fermos atidaryme, esate prisidėję prie jo įgyvendinimo. Visi, naudojantis Davinės, yra tiesiogiai užauginę šį vardą, verslą, todėl galite švęsti, didžiuotis ir džiaugtis kartu. Kai klausai širdies, žinai, kas esi. Kai žinai, kas esi, viskas tampa gyva ir tikra. Būkime šiuose namuose su istorija, Davinės fermoje, gal netobuli, bet svarbiausia, gyvi ir tikri. Būkite aktyvūs, pasakokite apie šį įvykį savo artimiesiems, draugams, kolegoms, klientams, dalinkitės juo savo socialiniuose tinkluose. Kiekvienas paminėjimas apie Davinės fermą sustiprina abipusę vertę.